Sveikos, mielos laptomanės, aš esu Emilija iš mmakeup.lt. Visai neužilgo susimatysime pobūvėje, tad mūsų komanda nusprendė jums pagelbėti. Pobūvėje jūsų laukia be galo įdomi diena, daugybė staigmenų ir mokymų. Tad tik žinodami, kad neturėsite laiko pasinaudoti profesionalaus vizažisto pagalba, nusprendėme padaryti kelis filmukus, pagelbėdami jums. Filmukuose matysite, kaip taisyklingai pasidaryti dieninį makiažą ir kaip lengvai transformuoti jį į vakaro makiažą. Šiandien man pagelbės nuostabus modelis Monika ir tavo fotosesija LT vyrukai Vilmantas ir Paulius, kurie darbuosis už kadro. Prieš pradedant dekoratyvinį makiažą, pirmiausia yra daromas demakiažas. Norint, kad makiažas geriau išsilaikytų, reikia teisingai paruošti veido odą. Pirmiausia, veidą nuvalysime toniku. Valant veidą, tiek dengiant kosmetiką, reikia nepamiršti pagrindinių masažinių veido linijų. Jos yra kaktai nuo kaktos vidurio į šonus ar šiek tiek į viršų, nosyti į apačią ir į šonelius, link sparnelių, nuo nosies link kaktos smilkinio, nuo nosies galiuko link ausies spenelio, nuo smakro link kažko. Makiažą pradedame dedami makiažo bazę. Bazė padės makiažui išlikti visą dieną ir visą vakarą. Monikos makiažui naudosime baltą bazę, ji turi lengvą švytėjimą, todėl puikiai tiks ir vakariniam makiažui. Bazę galima dengti tiek kempinėlę, tiek ir šepetėlę. Man patogiausia tai yra daryti ranka, nes tuomet geriausiai jaučiu, kaip pasiskirto produktas. Tepant bazę nepamirškite pagrindinių masažinių linijų. Išlyginti veido nelygumoms, smulkioms raukšlelėms ar didesniems poroms puikiai tinka makiažo pagrindas. Puikiai tiks silikoninė makiažo bazė. Jinai dedama ant pagrindinės bazės. Šiuo atveju mes ją panaudosim Monikai slepiant nedidelius herpeso odos įtrūkimus. Tinkamai pasiruošę veidą, pradedame dėti makiažo pagrindą. Monikai naudojame Photo Foundation makiažo pagrindą, kuris yra tirštesnės konsistencijos ir stipriau maskuojantis. Dieniniam makiažui būtų galima naudoti skystą pudrą vandens pagrindu, taip vadinamą fluidą. Šiuo atveju renkamės Photo Foundation, nes dieninį makiažą transformuosime į vakaro makiažą. Kreminę pudrą dengiame visą veidą išskyrus akių ir paakių zoną. Vietas, kurias norime labiau užmaskuoti, kempinėlę neperbraukiame, o labiau pritapšnuojame prie veido. Padengus veidą kreminę pudrą, jeigu reikalingas papildomas maskavimas, naudodami maskavimo paletės galime papildomai pamaskuoti, bet pas Moniką viskas labai gražiai susidengia, bet tik taip akių zonai naudojame skystus korektorius, ne makiažo pagrindą. Jie turi lengvą švytėjimą, tad labai gražiai paryškins akis ir paslėps bet kokią nuovargį, jeigu jis būtų. Nors dieninio makiažo veido modeliavimas nėra būtinas, bet kad veidas neatrodytų kaip kaukė, padarysim šiek tiek lengvą modeliavimą. Modeliavimą galima daryti kreminiu būdu arba sausuoju būdu. Kreminiu būdu naudojant koreguojamąją paletę, o sausuoju būdu naudojant modeliantę arba tamsesnę kompaktinę pudrą. Modeliuojant reikėtų išryškinti skruostikaulus. Jeigu nemokate
teisingai to padaryti, galite tiesiog su ranka ar šepetėliu užčiuopti skruosto kaulą. Po skruosto kaulų turėtų būti jūsų tamsesnioji linija. Tuomet švelniai sukamaisiais judesiais piešim aštuntukę išsklaidome, kad neliktų dryžio, kristų gražus, tamsesnis šešėlis. Tamsiai modeliuojame tas vietas, kurias norime šiek tiek pamažinti, pasiaurinti ar įduoti ar pagilinti. Vietom, kurias norime išviesinti ir iškelti į paviršių, naudosime kreminį iliuminatorių. Jisai suteiks lengvą švietėjimą ir labai paskaistins odą. Kad akių makiažas išsilaikytų geriau, naudosime akių makiažui skirtą pagrindą. Juo dengiame visą akies voką. Pradedant akių makiažą, šviesiu šešėliu pasidengsime visą judamojo voko paviršių. Vidutinio tamsumo šešėliu paryškinam akies arką. Tamsiausia spalva dengiame akies išorinį kampą. Sulieję visas tris spalvas, tą patį pakartojame su apatiniu voku. Pradedame nuo šviesiausios spalvos. Jie padengiama apatinio voko akies vidinį kamputį link akies obuolio vidurio. Naudojame tamsiausią spalvą, dengiame išorinį akies kamputį. Ir šias abi spalvas suliejame vidutinio atspalvio šešėliu. Monikos makiažui naudojame neutralius žemės spalvos šešėlius. Jei norite pagyvinti dieninį makiažą, jam galite naudoti ryškius vienospalvinio tono šešėlius. Jei norite ryškesnio ir išraiškingesnio makiažo, galite naudoti ir kontrastinius spalvų šešėlius. Renkantis neutralių spalvų makiažą dienai, bus labai paprasta jį koreguoti į vakarui tinkamą žemės spalvų makiažą. Derėtų atkreipti dėmesį, kad dedant tamsiausią šešėlį nederėtų išeiti už antakio kraštelio ribos. Jūsų makiažas neturėtų nueiti žemiau negu linija einanti link antakio pabaigos. Skaistalus dedame ant aukščiausios skruostikaulio linijos, atlikę veido modeliavimą. Monikai naudojam švelniai persikinių skaistalą. Tai yra dieninis makiažas. Šiek tiek duoti veido gyvumo. Su skaistalu galime taip pat apyti
lengvai brūkštelti visas linijas, kuriuose naudojame modeliavimo priemonę. Tai suteiks veidui vientisumo ir gyvumo. Atliktą veido modeliavimą fiksuojame biria pudra. Biria pudra visuomet turėtų tepti pagal plaukelio augimo liniją, tuomet mažiausiai matysis ant veido. Gražiai priglus prie veido. Ir stengtis birios pudros dėti kuo mažiau tose zonose, kuriuose yra smulkių raukšlelių, jei nenorite jų išryškinti. Vietas, kurias norime išskaistinti ir pakelti, dar kartelį perbėgam su šiek tiek švytėjimo turinčia biria pudra. Blakstienų linijai paryškinti naudosime tamsiai rudą pieštuką. Juodas pieštukas labiau tinka vakaro makiažui. Dieniniam makiažui galima naudoti taip pat ir žalsvą, melsvą, grafito spalvos. Ar jeigu turite noro ir kitų atspalvių pieštukus. Teptuku švelniai išsklaidom pieštuko kontūrą. Ir jį fiksuojam tamsiai rudu šešėliu. Taip pat švelniai priglausdami ir išsklaidydami. Į akis paviršių. Nepamirškime, kad negalima išeiti už linijos einančios link antakio. Tuo pačiu šešėliu ir šepetėliu galime šiek tiek paryškinti ir išorinį apatinio loko kamputį. Baigus akių makiažą, dažome blakstienas tušu. Dieniniam makiažui neturėtų naudoti juodo blakstienų tušo. Idealiausiai tiktų rudas, juodai rudas, grafito spalvos ar kitos pageidavimo spalvos. Šiuo atveju naudosime juodą blakstienų tušą, nes tai bus paprasčiau transformuoti dieninį makiažą į vakarą. Jei jums nutiktų tokia pat nelaimė, kaip nutiko man ir netyčia brūkšteltumėt su blakstienų tušu, skruostą, neskubėkite jo valyti. Palikite tušą nudžiūti. Tuomet sausu vatos tamponeliu lengvai nuvalysite prikibusią tušą likutį. Blakstienų tušu dengiame ir apatinės blakstienas. Apatinės blakstienas vieną kartelį, viršutinės blakstienas tušu dengsime 2 kartus. Akių makiažą buvo galima pradėti nuo antakių makiažo, bet aš antakius pasilikau pabaigai dėl to, kad darydama Monikai makiažą visuomet liečiau antakius ir jų zoną. Antakių modeliavimui naudosime naujasias SLA antakių formavimo priemonės. Jos yra labai patogios naudoti namuose, nes komplekte yra 3 antakių formavimui skirti šablonai. Taisyklingai formuojant antakį, antakio pradžia turėtų būti ties nosies ir akies kampučio pradžia, pirmoji linija, paskutinioji linija ties nosies akies išorės kampu dedant, o trečioji ties akies rainelės kraštu aukščiausias antakio kampas. Komplekte yra labai patogus antakiam formuoti šepetėlis. Ir 2 spalvos ir taip pat antakių vaškas,
kuris padės sutvarkyti nepaklusnius antakių plaukelius. Tamsiausia turėtų būti aukščiausia antakio vieta. Nors Monikos makiažui nenaudosime lūpdažio, vis tik padarysime lengvą lūpų kontūrą. Tuomet išsklaidę lūpų kontūro pieštuką, lūpas lengsime lūpų blizgiu. Monikos makiažui naudojame kvapnius eselei lūpų blizgius. Eselei savo kolekcijoje taip pat turi ekologiškus lūpų blizgius, puikiai tinkančius kasdieniam makiažui.